Beviltiškai pralaimėjęs pirmąsias FIBA iššūkio taurės rungtynės išvykoje Kipro čempionams Limasolio AL krepšininkams Šiaulių klubas kovą perkelė į savo tvirtovę. Čia jau laukia rungtynės dėl išlikimo su Gmundeno Allianz Vans ekipa iš Austrijos. Jokių negali būti kalbų, mes turim šiandien nugalėti viskas. Norint išeiti iš šito pogrupio, reikia šiandien būti nelaimėti ir kito varianto negali būti kito. Aš manau geras, aišku, trūksta gal Andriaus, bet visumoje visi sveiki. Aš manau, kad viskas turėtų būti gerai. Mano nuomonė, tai Austrų komanda, tai tik tiek, aš amerikiečių matau, daugiau tai Austrai nepasižymi krepšinių. Daugiau futbolo šalis, tai turėtumėm išlošti. Tai būtinai čia Šiauliai turi laimėti, nes, nežinau, lemiamas varžybos, jeigu pralaimi iškrenta iš turnyro, tai manau pasistengs tikrai ir laimės. Daugiau net neįsivaizduoju, linkėčiau sėkmės visiems ir Austrai tikrai nėra patys tie krepšininkai, pati ta komanda, kuri galėtų kažką labai pasipriešinti Šiauliai. Kadangi mes esam šiauliečiai, tai ir sergam už šiauliečius. Norim, kad laimėtų. Jeigu netyčia taip atsitiktų, kaip atrodo, ar labai nusiviltume? Liūdna pasidaro tada. Pykstam, keikiam, visai būna. Po to atleidžiam. Panašu, kad po šio vakaro rungtynių Šiaulių klubo gerbėjams keiksnoti savo komandos nereikės. Lietuvos klubo žaidėjai be didesnio vargo nugalėjo varžovus 13 taškų skirtumu 89-76. Tiesa, abi komandos patyrusios pralaimėjimus pirmame ture kėlė vienintelį tikslą – laimėti. Jausdamas didesnę atsakomybę pirmas 3 rungtynių minutes, ekipos tarsi užmiršusios gynybą rezultatyviai atakavo viena kitos krepšį. Tačiau tuo metu šiauliečiai sulaukė kritikos iš trenerio už prastą žaidimą gynyboje, tvirčiau surėmė pečius. Varžovai ėmė panikuoti ir klysti puolime. Tuo metu tikslus Gintaro Kadžiulio ir Sauliaus Kuzminsko metimai neviltį varė Allianz Vans žaidėjus ir trenerį. Komandos ilsėtis išėjo Šiauliams įgijus 19 taškų pranašumą. Po pertraukos 3 kartą Austrijos čempionai ėmė žaisti agresyviau, o Šiaulių žaidėjai nebe taip užtikrintai jautėsi priešininkų aikštės pusėje. Varžovai reguliariai pradėjo mažinti atsilikimą, o po kelių minučių Lietuvos klubo pranašumas ištirpo iki 14 taškų, dar vėliau iki 11. Tuo metu Šiaulių lyderio Kadžiulio tritaškis klubo gerbėjus vėl leido lengviau atsipūsti. Ketvirtajame ketvirtyje komandos žaidė banguotai. Nors Gmundeno klubui pavyko sumažinti atsilikimą iki 7 taškų, keli iš eilės taiklų šiauliečių metimai leido Lietuvos komandai ramiai užbaigti rungtynes ir iškovoti pirmąją pergalę turnyre. Šiaulių ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė Gintaras Kadžiulis, kuris pelnė 26 taškus, pataikydamas 6 iš 8 tolimų metimų. Sauliaus Kuzminsko sąskaitoje 17 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Iškovoję pirmąją pergalę šiauliečiai 4 ekipų D grupėje šoktelėjo į 3 vietą ir išsaugojo realius šansus kovoti dėl pirmų 2 pozicijų grupėje, kurios klubui atvertų kelią į iššūkio turnyro top 16 etapą. Reporteris Edgaras Maslauskas, Šiauliai.